Mokėjimų pakeitimai. Šis vaizdo įrašas skirtas pristatyti atliktus pakeitimus mokėjimų modulyje. Pagrindiniai pakeitimai yra du. Tai, kad praplėstas partnerių atpažinimas importuojant mokėjimus ir antrasis pagrindo dokumentų, tai yra pardavimo sąskaitų automatinis priskirimas importo metu prie mokėjimo. Apie kiekvieną iš jų plačiau. Iki šių pakeitimų importuojant mokėjimą, partnerių sistema atpažindavo pagal partnerio kodą ir arba pagal partnerio banko sąskaitą. Tokiu atveju, jei prie partnerio nenurodytas asmens kodas arba įmonės kodas ir banko sąskaita, sistema partnerio neatpažindavo ir importuoto mokėjimo paskirtis būdavo nepriskirtas. Dabar sistema papildomai tikrina ir ieško partnerio pagal pavadinimą arba vardą pavardę. Jeigu toks partneris sistemoje yra suvestas ir sistemoje yra vienas vienintelis, sistema jau automatiškai priskirs prie mokėjimo. Pabandykime importuoti tokį mokėjimą, kur prie partnerio nėra nurodytas nei įmonės kodas, nei banko sąskaita. Pasirinkau partnerį Laurynas Jočys. Asmens kodo prie partnerio nurodyto nėra, banko sąskaitos taip pat. Importuokime mokėjimą. Pinigų gavimas iš pasirinkto partnerio susikūrė. Matome, kad partnerį pažino, nors prie partnerio nebuvo nurodytas nei asmens kodas, nei banko sąskaita. Tokį mokėjimą galima tvirtinti į apskaitą. Toks mokėjimų pakeitimas leis išvengti papildomų klaidų. Antrasis šiek tiek didesnis pakeitimas yra automatinis pagrindo dokumentų susiejimas su importuotu mokėjimu. Taigi, jeigu klientas mokėdamas nurodo, už kurią sąskaitą jis apmoka, importuojant banko išrašą prie mokėjimo pagrindo dokumentas prisiskirs automatiškai ir dengimo metu automatiškai bus sudengtas. Pabandykime importuoti banko išrašą, kuriame nurodyta, už ką klientas moka. Importavus mokėjimus susikūrė pinigų gavimas. Kadangi klientas nurodė, už kurią pardavimo sąskaitą jis padarė pinigų pavedimą, pagrindo dokumentas prisiskyrė automatiškai. Dengiant šis pagrindo dokumentas bus sudengtas taip pat automatiškai. Šį kartą tiek apie atliktus pakeitimus.